Eina metai, jaučiuosi pasimetime, ar atrasiu sritį, kur jausčiausi gerai, laisva, nesuvaržyta. Visat atrodė, jog noriu kurti grožį. Šita užklausa priklauso moteriai, gimusiai 85 metais rugsėjo 3 dieną. Jau pačioje užklausoje yra atsakymas į klausimą, kuris rūpi. Talentuose turim 22 didįjį arkaną, yra juokdarys arba kvailys. Ir žmonės turintys šitą talentą yra labai spontaniški, labai smalsūs, žingeidūs, jie tarsi ledlaužiai eina į priekį, nebijo rizikuoti, viskas, kas jiems gyvenime įdomu. Todėl užklausa, kad jausčiausi gerai, laisva ir nesuvaržyta. Būtent šitas talentas įpareigoja tave rinktis sritį, kurioj tu jaustumeisi iš tikrųjų laisva, kur tu turėtum savo laiką, savo kūrybą, o neįsprausta į rėmus. Tai gali būti susijusios profesijos, darbas su vaikais, ar ne? Vaikai yra spontaniški, laisvi, nepriklausomi ir tu toj aplinkoje jausiesi gerai. Blogai jausiesi ten, kur tau yra labai apibrėžtas darbo grafikas ir labai konkretus darbas. Pavyzdžiui, sėdėti prie kasos ir skanuoti prekes tikrai ne tau šitas darbas. Todėl pagal šitą talentą tikrai darbą turi pasirinkti tokį, kur jaustumeisi laisva. Tai, kas liečia grožį, taip tavo prigimtyje sėdi valdovė, imperatorė, ji atsakinga už visą grožio industriją. Ir tai yra tavo prigimtinės savybės. Tu turi įgimtą pajautimą, kas yra gražu, kas yra estetiška. Nebejoju, kad ir pati esi graži ir moki pasirūpinti ne tik savo grožiu, bet ir aplinka, kurioj tu esi. Todėl pasirinkus kurti grožį, tikrai tau yra tinkamas sprendimas pasirinkti kurti grožį. Jeigu žiūrėti misiją. Misijoje turim 13 arkaną, mirtis arba transformacija. Ir ši korta kalba apie tai, kad tavo siela atkeliavo į šitą pasaulį pokyčių. Nieko nėra stabilaus. Ir ten, kur galėsi irgi rizikuoti, ten, kur nebus nuobodu, kur galėsi padėti kitiems, šita veikla tau bus įdomi ir atitiks tavo sielos misiją. Tai ši korta priklauso gydytojams. Galbūt kažkada svajojai būti gydytoja, o gal ir dabar dar nevėlu ją tapti. Vienas dalykas, į ką noriu atkreipti dėmesį, pakabintasis, jisai pas tave yra minusiniai pozicijoje. Ir svarbu, kad gyvenime neužstriktum kažkur tai. Jisai sau kabo maloniai, jam tai yra komfortas, bet gali taip nutikti, kad kažkur jauti užstrigimą. Tai reikėtų vis tik tai motyvuoti save, rasti kaip motyvuoti save ir išjudėti iš to sąstingio taško. Pagal šią kortelę tau būtų labai naudinga pasigilinti, pavyzdžiui, į fotografiją arba turėti hobį, kuris yra susijęs su vandens, pramogom, vandens sportu, arba tiesiog atsigulti ir ramiai pasimėgauti vonioj, kada jautiesi kažkur tai užstrigus, kad išjudintum visas energijas. O šiaip
visas portretas tavo yra labai toks intelektualus, nors užklausui girdisi savęs nuvertinimas, bet žinok, kad juokdarys ir magas kalba apie aukštą intelektą. Ir dar vienas iš talentų, kuris pas tave yra atsiskyrėlis, jis yra ir gyvenimo mokykloje, ir talentuose. Jisai sako, kad esi toks žmogus, kuris turi savyje dvasinės vertybės, žino, kokį kelią teisingą pasirinkti, mokosi ne tik iš savo patirties, bet ir iš senolių patirties, iš išmintingų žmonių patarimų. Pačiam net nereikia eiti ir patirti, kad suprastum, apie ką tai yra. Na ir aišku, jeigu kalbant apie veiklas ir profesijas, tau yra svarbus pinigai. Tai vis tik tai turėtum rinkdamasi veiklą, profesiją irgi pagalvoti ir apie uždarbį. Tai tiek būtų trumpai, aišku, vedant konsultaciją yra vertinamos ne tik šitos pozicijos, bet ir kelios dešimtis pozicijų, kur padarau klientui įrašą ir, aišku, galima jį perklausyti daugybę kartų. Tai linkiu tau sėkmės, o norintiems ateiti ir sužinoti apie save, registruokitės taropsichologija.lt.